Laiškas Filemonui. Pirmas skyrius. Paulius, Kristaus Jėzaus kalinys ir brolis Timotiejus, mūsų mylimam bendradarbiui Filemonui, mylimai seseriai Apfijai, mūsų bendražygiui Archipui ir tavo namuose esančiai bažnyčiai, malonė jums ir ramybė nuo Dievo mūsų Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš dėkoju savo Dievui visada prisimindamas tave savo maldose, nes girdžiu apie tavo tikėjimą ir meilę Viešpačiui Jėzui ir visiems šventiesiems. Meldžiu, kad tavo tikėjimo bendrystė būtų veiksminga per pažinimą visokio gėrio esančio mumise Kristuje Jėzuje. Mes patirėme didelį džiaugsmą ir paguodą dėl tavo meilės, nes per tave, broli, buvo atgaivintos šventųjų širdis. Nors galiu labai drąsiai Kristuje tau įsakyti, kas tinka, bet verčiau prašau iš meilės. Toks, koks esu aš, Paulius, senyvas žmogus, o šiuo metu ir Jėzaus Kristaus kalinys. Prašau tave dėl savo sūnaus, dėl Onesimo, kurio tėvo tapau, būdamas surakintas. Seniau jis buvo tau nenaudingas, o dabar ir tau, ir man naudingas. Siunčiu jį tau, priimk jį kaip mano paties širdį. Norėjau jį pasilaikyti, kad jis vietoj tavęs man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netartum iš prievartos. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį, ypatingą man, o juo labiau tau ir pagal kūną ir viešpatyje. Tad jeigu laikai mane draugu, priimk jį kaip mane, o jeigu jis yra tau ir padaręs skriaudą, ar turi skolų, įrašyk tai į mano sąskaitą. Aš, Paulius, rašau savo ranką ir atlyginsiu, neminant, jog ir pats save esi man skolingas. Tai, broli, norėčiau turėti iš tavęs naudos viešpatyje, atgaivink mano širdį viešpatyje, rašau tau pasitikėdamas tavo klusnumu ir žinodamas, jog padarysi daugiau negu prašau. Tad kartu paruošk man ir svečių kambarį, nes turiu vilties, jog dėl jūsų maldų būsiu jums dovanotas. Tave sveikina Epafras, mano kalėjimo bičiulis Kristuje Jėzuje. Mano bendradarbiai Morkus, Aristarchas, Demas, Lukas, Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia. Amen.